šiandien štai tokių lipdukų, kad pasidalint su jumis. Tai visi Vilniečiai, kas būnat Vilniui, pravažiuojat šalia Titnago gatvė 19, štai šitas servisas. Galite visada užsukt ir pasiimti savo lipduką. Tai draugai mano, kol kraunasi šis epizodas, noriu jums parodyti vieną labai sparčiai tobulėjantį appsą, kurį sukūrė CarVertical, kurį naudoju pats. Ir appsas vadinasi Car One. Ir viskas, ką jums reikia žinoti apie šią programėlę, kad čia surinkti patys būtiniausi dalykai, kurių jums gali prireikti kiekvieną dieną. Čia jūs galite pasižiūrėti savo techninės apžiūros galiojimo laiką, galite pažiūrėti savo vairuotojo pažymėjimo galiojimo laiką, galite net apdrausti automobilį, galite užsirašyti į servisus, parduoti savo automobilį per 24 valandas, tiesiog užpildysit paraišką. Programa yra pastoviai atnaujinama. Asmeniškai aš ją naudoju kiekvieną dieną, nes čia yra man svarbus dalykas, tai yra parkingai, čia Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Galite prisiparkuoti ir labai patogiai per Apple Pay vienu mygtukų paspaudimų būdu susimokėti. Krovimo stotelės ir, sakau, daugelis kitų dalykų. Programėlė yra visiškai nemokama, ją galite atsisiųsti paspaudę ant nuorodos aprašyme po mano video, arba palieku QR kodą, nusiskanuojat, atsisiunčiat ir džiaugitės. Mes vis dar dirbam, turėjom pirmadienį mašiną išvežti pas dažytoją, bet kaip ir sakiau, ne visada pagal planą viskas, atsirado papildomai darbų, numetėm pakabą, tada papildomai virinimų darbų atsirado. Čia anksčiau bako šlangos iš čia ėjo, bet daug siurbdavo dulkių pro čia, kiek į saloną, tiek į bagažinės skyrių. Taip žvirinam šitą vietą, su štuciais po to perdarysim, bus sandarų. Čia iš senų laikų buvo likę randai, tai reikėjo irgi pervirinti. Nusprendžiau ne tik dažyti kapoto skyrių, bet jeigu jau darom, tai darom pilnai. Tai užgruntuosim, uždažysim, padengsim, žodžiu, viskom, kom reikia, visą dugną, antikorozę ir taip toliau. Tai jau 12 nakties, o darbo dar keliom valandom yra. Realiai ryte 9 ryto atvažiuoja tralas, mes užkraunam kėbulą ant va tokių ratukų ir bandom kažkaip išstumt. Kaip matot, čia tokia rampa yra. Ne pats patogiausias dalykas, bet kažkaip reikia suktis iš padėties. Wait till you're announced. We've not yet lost all our graces. The hounds will stay in chains. Look upon your greatness as you'll send the call out, 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 send. Call the ladies out, they're in their finery. 100 jewels on between teeth. Now bring my boys in. They're skinning craters like the moon. The moon we love like a brother, while he glows through the room. Dancing around the lies we tell, dancing around big eyes as well. Even the comatose, they don't dance and tell. We live in cities you'll never see on screen. Not very pretty, but we sure know how to run. Ketvirtadienio vakaras, tai yra naktis. Ir kaip matot, servisas visiškai tuščias. Tai galiausiai realiai mes išardėm pilnai visą Mersą, neliko jokių dalių. Ir čia galite pasigrožėti pilnai visą išardytą mašiną sudėliota lentynose. Tai primeskit, jeigu būtų atskirai dar kitas dabar kėbulas, tarkim, teoriškai galima būtų surinkti visą mašiną. Čia salonas visas sukrautas, variklis ten guli,
galinis bamperis, durys, sparnai, žodžiu, viskas. Čia dėžutėse visokios smulkmenos, lempos ir taip toliau, ten kardanai, radiatoriai, bakas va net guli. Tai sakau, ir va, panelė, čia realiai, dabar va čia matot, pilnai viena mašina išardyta dalim. Kai rinksim atgal, nors jokia detalė iš čia nedingo, bet visada tai būna, kai renki atgal, visada kažko trūksta. Tai esu tikras, taip ir atsitiks. Trumpai dabar apie šios savaitės planus, kol mašinas neturim garažą. Planas yra toks, reikia susitvarkyti su galiniu tiltu. Čia yra senasis traversas, kuris, kaip matot, va, įtrūkęs, čia nuo gazavimų visokių sankabos spardymų, žodžiu, konstrukcija neteisingai buvo padaryta. Tai to sekoje turim tokias problemas. Čia yra nupirktas jau kitas, pastiprintas traversas, dar dasivyrins kampočiai visokie, persidarys pagal BMSO diffą, užsidės, turėtų laikyti. Panelę, aš čia dabar kitą pirkau, iš galo guli senasis, kuris yra išpjaustytas visas, bet buvo kreivai padarytas. Tai nusipirkau kitą, dabar reikia teisingai pagal lankų formą supjaustyti. Ir vešim persiuvinėt į verstą odą kartu su centrinė konsolė. Tada čia guli dėžės kompas, čia jau denas su laidais krapštasi. Negaliu stipriai čia kažką ir pakomentuoti, nes nelabai ir nusimanau, tiesą sakant. Čia reikės jau pačio Deno paklausti, ką jisai čia daro. Aš čia kaip tik aną dieną filmavau tą dėžės kompą, kur čia gulėjo, bet nieko negalėjau papasakoti. Sakiau, kad tu grįši paaiškinsi, kas čia vyksta. Tai va, išpjovėm originalų valdymo kompą. Kuris yra? Va čia. Užpjom šitą. Ir vietoj šito sudėsim bridžus, tai yra laidukus, sujungsim tiesiai. Ir vietoj šito bus turbolamikas, kuris valdys dėžę. O iš kur tu žinai, ką kur jungti? Ok. Persidarys šiek tiek bakas, reikia padavimo kanalo vietas pakeisti. Tada radiatorius yra du ventiliatoriai, žodžiu, abu yra BMSų, bet kol kas nepritaikėm nei vieno, tai vat reikia išsirinkti, kuris geriau pritaps ir tą ir pritaikysim. O dabar reikia jūsų kiekvieno nuomonės. Kaip galvojat, kaip gražiau būtų? Perdažyti apvadą juodai ir palikti centriuką, arba nieko nedaryti, palikti taip, kaip yra, arba pilnai juodai viską nudažyti. Koks variantas, kaip galvojat, būtų gražiausias? Parašykit komentaruose, aš skaitau visų jūsų komentarus. Žodžiu, laiko to visai nedaug liko, nepilni 2 mėnesiai, kad suprastumėt, dar reikia visą mašiną surinkti, dar viskas yra nepratestuota, nei dėžė, nei variklis, nieko, visada yra tikimybė, kad atsiras kažkokių nesklandumų. Tada galinė pakaba, ją reikia padaryti. Tada turėjau problemų, jeigu pamenat, su priekiniais amortikais, jie buvo per aukšti. Tai priekinius amortikus reikės perdaryti, kas užims irgi laiko. Su salono apsiuvimu neįsivaizduoju, tiesą sakant, kiek užims 2, 3, 4 savaitės galbūt. Tada mašina dar keliaus į cheminį valymą, kur irgi užtruks kažkiek dienų. Tada važiuos dar į tintą, kur apsiklijuos apsauginė plėvelė. Ir dar prie viso to nepamirškit, kad reikia padaryti apkatkę, pravažiuoti bent 1000 kilometrų. Ir šiaip sumapinti reikia ir visi kiti elektros darbai. Nu, žodžiu, čia dirbsim dieną naktį, kai mašina grįž po dažymo. Ką, grįžtam biškį prie oficinių reikalų. Kanalas po biškį auga, peržiūros kyla. Nauji žiūrovai, kas atėjote neseniai ir nesuprantat, kas vyksta, siūlau peržiūrėti nuo pirmo epizodo, tada jūs pagausit visų darbų seką. Kanalas yra mokamas, valiuta yra Litecoinai. Paspaudžiat laiką ir žiūrit savo ramiai. O visiems kitiems, kas žiūrite mane iš seniau, noriu pasakyti, kad man visat malonu, kai žiūrite epizodus ir mane taginate. O dabar važiuojam toliau. Kaip ten yra toks posakis? Sakoma, neturėk daug pinigų, o geriau turėk daug draugų. Tai mano draugai iš Retro Nil pamatė mano epizodą, kur aš varvinu seilės dėl seno šeštuko ir nusprendė sustabdyti mano kančias.
Tai mašina yra 89 metų, po kapotu yra 3,5, mechanika, galim užmest akį, kaip atrodo variklis. Beje, kapotas čia atsidaro atvirkščiai į kitą pusę, o rankina atidarimo gali dabar pamatyti. Tu ją patrauki, kapotas atsidarė, atsidarė, ne? Ir tada tu ją užspaudi atgal, žiūrėkit, ir op, kapotas užsidarė. Tokia vat sistema buvo tais laikais. Tai kaip ir sakiau, po kapotu turim 3,5 krabas, 1,55 kW. Atkreipkite dėmesį, ant kiek kėbulas yra ledinis. Nei vienos rudelės nepamatysit. Beje, mašina niekada nebuvo daužta ir jos rida yra 130 000. Žiūrėkit, 8-9 metai. Yra memory, sėdinių valdymas. Gali vartyti kaip nori, į visas pusės. Įsivaizduojat, visi 4 elektro langai. Autopilotas. Borto kompas. Elektrovaldomas liukas. Kondicionierius. Žodžiu, problema yra tokia, kad ryte užkūriau, pradėjo cypt diržas. Tai dabar pirmu taikiniu važiuoju į servisą pakeisti dirželį. Nu, atidaryk kapotą, aš tau parodysiu visas problemas. Opa. Tai žodžiu, cypia dirželis. Tas apatinis greičiausiai. Jo bus vairo stiprintuvas. Jo, apatinis. Jo. Tada iš mano pastebėjimų. Čia trūksta laido. Įdėsim. Atplyšo nuo darinėjimo greičiausiai. Nu ir salone pečiukas kažkodėl tai nepučia šiltų orų. Tai manau irgi išspręsti. Žodžiu, neveikia pečiukas, nes neputė šilto oro, galvojom, kad bėda bus termostate, bet patikrino Denas, su termostatu viskas gerai, atsidarinėja, užsidarinėja, patikrino sklendę, tą ežiuką, kuris atsakingas, jis irgi veikia. Tai padarėm išvadą, kad problema bus greičiausiai pačiam reguliatorių sukinėjimo karšto šalto oro. Tai išardėm panelę ir pamatėm problemą. Nu, rodyk, Denai, kame čia problema. Pasuk va čia, taip, laikyk. Va. Yra nulaužtas reguliatorių. Va, kame pėda. Čia va šitas. Jo, tai va čia reikia kažką pakonstruoti ir manau veiks vėl. Kaip čia atrodo tas daiktas? Lūžęs va šitas, čia va visa problema. O čia kitas galas. O bėda tame lūžo todėl, kad čia sunkiai pats reguliatorius sukasi kažkodėl tai. Daug jėgos reikia pridėti. Ir čia matos, kad jau iš šroto žymėtas. Didžiausia ir pagrindinė bėda šitų šeštukų yra tame, kad tu niekur nenupirksi jų dalių. Visų pirma, jų pagaminta buvo bendrai labai mažai, o visų antra, jeigu kažkam į rankas atitenka toks aparatas, tai retas kas išardo jį ant dalių. Tai nusprendėm negaišti laiko su dalių paieškom, o ypač čia dar tokia detalė, kur vargu tu ją rasi. Bandysim improvizuoti ir susikonstruoti patys tą detalę ir padaryti jį dar tvirčiau, negu jis yra gamykliškai. Denas matuoja atstumus. Juvelirinis darbas. Ką tu galvoji? Atsimink, Lukai, per plasmasę yra 40 ir nuo plasmasės iki nipelio yra 59 lygiai. 59 minus 40. Va.
19. Puikiai matematika. Nešk tą Lukai Balgarkiai mašiną, pjausim tiesiai čia. Tai iš esmės, ką padarė Denas, tai seną mechanizmą, kur buvo plastmasinis, išmetėm ir sukonstravo tokį patį, tik metalinį. Prisitvirtino, vienas galas prie reguliatorius, kitas galas prisitvirtino prie šito suktuko ir veikia. Ir dabar amžinas dalykas bus. Palieku, pranešk, kai bus padaryta. Būtinai. Vėl mėgi, kelkis, baigia mašiną tavo. Viskas padarėt mašiną? Padarėm. Čia manau, pavyzdžiui, prie mes prisvaigęs buvau, kad čia šitą paliko visai savaitę pavažinė. Tu dar čia kiemė pečiuką atvarkiai, nepameni? Eik, tu nesvaig, trauk tą seliką, reikia dirbt. Ne, nu, bet Denai, pažiūrėk, yra toks puslapis, Retronil, čia kur sakau, kad susapnavau, kad man mašiną paliko. Primesk. Gal reikia pamėginti jiem parašyti? Parašyk. O jūs, draugai, užeikit į šitą profilį, pažiūrėkit, kokių jie turi automobilių ir parašykit komentaruose, kokį norėtumėt, kad patestuočiau sekantį kartą. Ką čia, Denai, darysi? Dėsiu turbiną. Atgal? Atgal. Gerai, draugai, tikiuosi epizodas patiko. Kam nepatiko, spauskit dislike, kam patiko, spauskit like. Parašykit savo nuomonę, skaitai, ką jūs galvojat, ir susimatom lygiai už savaitės šitoj pat vietoj. Čiau.